Labas rytas. Taigi susitinkam jau 14 kartą čakrų meditacijose. Ir šiandien yra pagrindinė čakra. Pagrindinė čakra yra stuburo pačioje apačioj. Ir tai yra mūsų šaknis su protėviais, su tėvais, su visa mūsų genetinė linija. Ir jeigu yra kažkokių tai problemų apatiniai kūno daly, kojose, tai dažniausiai rodo mūsų blogą ryšį su mūsų protėviais ir blogą ryšį su žeme. Nes protėviai ir žemė yra kartais kaip sinonimas, kaip mūsų tas pagrindas, su kuriuo mes iš viso galim būti šitą žemėje. Ir pagrindinė čakra yra mūsų susiliejimo su savo aukštesniuoju aš taškas. Ji yra labai stipriam ryšys su alta major čakra. Alta major, jeigu atsimena, čakra yra pakaušio arba stuburo apačioje, pačiu pakaušiu. Ir pagrindinė čakra yra stuburo apačioje ir jos, kai yra harmoningos, kai jos funkcionuoja gerai, tai energijos srautas per stuburą liejasi harmoningai ir, kaip pasakyti, ir viskas funkcionuoja tada gerai, energijos pasiskirsto tolygiai. Tai visą laiką reikia žiūrėti, kad abi dvi čakros tarpusavyje harmoningai ir subalansuotai veiktų, norint turėti sveiką stuburą, sveiką fizinį kūną ir tuo pačiu visus kitus mentalinį, emocinį, dvasinį kūnus.